tikrai iš baidarės nelipsiu antrą kartą, nebus kadro kaip nuplaukia. Koks mano planas? Kadangi šiandien vėjas yra, turbūt girdit, nuplauksiu toliau nuo pačios užtvankos paparaliais. Čia ledas matos, apiplauksime šitą ledą arba taranosmą, nes čionai vėjo nėra ir mėginsime pamėtytis. Dabar po naujų ant gyvos nebegalima, dėl to deduos šaukštą, deduos woblerį ar gumą ir mėginam. Davai, nors nepasirodo ir čia vėja yra. Tai kodėl čia tada užšalė? Žiūrėsime, kokia stora ledas. Nėra labai storas. Suyra. Va, tikiuos matas. Nėra labai storas, ant viso ežero nėra. Biški pro ledelį praplauksime. Nesu dar taip daręs. Žiūrėkit, nežinau kodėl, bet čia atsvera tokia. Bet man gerai, nes baidarė insistatė ledan. Ir vėjas manęs nenupas. Matau, čia mėginu biškį pamėtyt. Labai gražiai mes čia dabar sėdėm. Tai mąstau, reikia šaukštą paskeisti. Šitas gal toks nelabai. Kas patogu. Meškerį išmetė ant ledą. O pats gali ramiai baidarė masalą paskeisti. Dėžutė čia visko yra. Išskyrus, ko nori pačios žuvės. Šaltas oras, vanduo irgi šaltas, dedamės šaukštą, daugiau judesio, plus praeitan arba už praeitan video, nežinau kada tiksliai kelsma, buvo veiksmo ant šitą. Matos, kaip praplaukiam. Mes atviram vandenį vėl. Dabar biškį parkuosiu. Kas erzina, kad atrodo menkas vėjelis, nieko daug nėra. Kai nieks priekį nesėda, labai baidarės priekis normalis pasikėlęs ir girsis nuo bangų tas takšt, bei labai vėjas perkreipia greitai baidarį. O ne, vėl biškį čia pamėtau, bet man atrodo keliausim atgal prie užtvankos. Tenai gylis didžiausias, bei norėjau įplaukti tenai, nežinau ar matas ar nenormaliai. Nes yra tie upelis įtekantis į šitą tvenkinį. Bet ledas ant paviršiaus, jau biškį pro tą ledą varinėjau, nelabai patiko. Tai gal vengsiu, nes ypač tai visur ledas. Dar pamėtau čia truputį šaukštą ir keliausiu atgal link užtvankas. Užmečiau ant kiaut. Viena meškerė, kita meškerė ir šiuo atveju vėjas labai geras, kaip tik neša mane. Tai po biškį
palėto ir grįšime prie užtvankas, nes kartais vėjas toks pakyla, krantan mane nuneša ir aš nieko padaryti negaliu. Pabiški per plauksmą atgal, turbūt eismą link ištekėjimo. Kas simsi ešerinį kotuką. Dabar taip gražiai sninga. Ką, pabiški rikuojam. Artėjom dabar lik užtvankos, labai snigs pradėjo. Bet dar planuoju šitą pakraštį praplaukti. Taip, tipo pavelkiauti. Pabiški vėjas neša. Šitas galas pats giliausias, tai paleisim valą, kad giliau nunertų. Uždėtas šaukštas ir guminukas. Nežinau, kaip man čia seksis išmanevruoti. Viški daugiau valą. Valas ant rytės jau sušalo, atleidžia, bet nebenori bėgti. Kojos, kad užtirpo baidariai. Reikės mankštelę padaryti išlypus. Grįžom vėl su baidarė. Mėti smagumą. Opa! Opa! O! Susigundė! Nu, nebespurdam. O, gražiai lūpon. Išėmau. Ir išsisnegoja. Mažas net nematuosiu, bet tai vis, kibimas yra gerai. Netoli kita kamera, tai eisim papozuot. Užtvankai geras. Ir keliauja atgal. Nėr čia ką matuot net. Mažylis, bet vis tiek. Kibimas gerai. Nors kliovas yra. Bus man vidosas. Opa. O, gyvybinga nuplaukė. Puiku. Baigia man meškerė užšalt. Man atrodo, taikys man kitas metodas. Tai ką, eisime pasivaikščiot, bet pirmą susidedam švatkes. Opa! Ir taip užsikeliama baidarė. Greita kavos pertraukėlė ir eismą ištekėjimą.
toks ištekėjimas tiek deguonies vandenį turėtų būti ir nei viena ešerio, kaip čia taip. Nuo ištekėjimo paėjau biškį tolyn, susiėmu ešerinį kotuką ir pamėginam. Kad ir gražiai upelis atrodo, man atrodo, eisim iš čia. Labai koja šalo su šitam britkelniam ir baisiai daug pagalių po vandenio. Visas dugnas tokiais va pagaliais neišeina. Bet palaukit, pavasarį kaip varysma šapalų, gal varysma lašišų arba šepečių. Užmiršau, kaip vadinas ta žuvis. Tai gal sukamės. Buvau ir upelį pasivaikščiot, ir užtvankai paplaukėjau, o kyba tik tai nuo kranto bestovint. Hold up, wait a minute, something ain't right. Pabaigiau šiandieną žvejybą tvenkinyje ir draugas sako, žmonės lašišas gaudo. Na tai ką, atvažiavau dabar į Šventąją, pakeliu ir sakau, nenutuokiu kaip jas gaudyt, pasiėmiau ką turėjau ir kažkur mėginsma. Neatlikau jokios paieškos. Vis dar su britkelniam. Gerai, kad nenusmoviau. Ir ką? Gražiai šį vietą atrodo. Na, pirmą prie kameras. O, iškart žalių pasigavau. Man atrodo, reikės mėginti tenai eiti. Gerai, atėjau kur norėjau. Nežinau, ką čia reikia daryti. Kai atrodo upelis, visai baika. Va ten, va turi kažkas sėdėti. Žiūrėsime. Paeinam biškį. Šakės, kad uždusau. Vienas wobleris buvo taip įstrigęs. Aš jau maniau, kad nutrauksiu. Bet storą žilką nesugebėjau. Kas gerai. Tenai matas kažkokie sukūriai. Ten ir eisim. Išsitraukiu tokį, reikia pamėtyti. Kažką turim. O! Pasivartyk. Opa. Tu peklon. Esu tik labai mažose upėse gaudęs lydekas, bet tai kokia proga čia. Gražiai lupyten,
Tik pradėjau vyniot, žiūriu, bam, kažkas juda. Kata. O, upinė lydekaitė. Va čia tai grožis. O, va čia tai laimikis. Pirštai gal labai negražiai atrodo, bet opa. Va čia jau graža. Gerai įmytus, gražios šviesios spalvas, ne veltui upėj gyvena. Gaila metro neturi, man atrodo, čia gali būti rekordas, nes 63 dabar tik tai yra. Bet graži lydekaitė. Kito atsisveikinimo nedarysiu, tai grįžtam prie tvenkinio. Taip šiandien ir pabaigsime. Buvau ir upelį pasivaikščiot, ir užtvankai paplaukėjau, o kyba tik tai nuo kranto bestovint. Neužmirškit prenumeruoti kanalą, paspaudžiam like ir man atrodo šiam sezonui lydekų nebegaudysime, nes žada šalti, iš viso jau 2 dienas šala, bet dar vanduo atviras, tai ir mėginam. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki susimatymo.